jeigu Laurynas nenustoja šiandien viduriuoti žodžiais, jisai viduriuoja tiesiog, jisai nesusilaiko. Politiko komunikacija turi būti tiksli, kaip chirurgo pjūvis. Jeigu taip nėra, Laurynas negali garantuoti. Ką aš pasakiau, galite patikslinti, pasituokime. Kad ar yra pasakoma, kad nelojalų pilietį reikės nušauti. Ir tu, buvo paklausta. Tu pasakei, kad tu tikėsi, kad karo padėties metu diversijų atveju nelojalus pilietis, karo padėties metu yra nelojalus pilietis, valstybei nelojalus. Jeigu Laurynas nenustoja šiandien viduriuoti žodžiais, jisai viduriuoja tiesiog, jisai nesusilaiko. Jisai nesusilaiko. Tai yra problema, aš manau, problema komunikuoti. Jo, ir tiesą sakant, labai yra gaila, kad partija, kuri egzistuoja nuo 1992-1993 metų, turi šiai dienai tokios rimtos geopolitinės situacijos aplinkoje, lyderį, kuris vargiai gali tiksliai komunikuoti, bet gali labai drastiškai kalbėti. Ir tokiu būdu, sakyčiau, destabilizuoti padėtį iš esmės netgi valstybės viduje. Nes jo, jūs paminėjote, jog yra Ženevos konvencija, yra jos ten, žodžiu, 4 priedai, kurie reglamentuoja. Tokia kalba galbūt galėtų būti įmanoma, jeigu Valstybės saugumo departamentas šiandieną policijoje, teismuose būtų pradėtos bylos, kad yra kažkokios tai diversinės grupės, yra kažkokios indikacijos, kurios leidžia apie tai galvoti. Šiandieną mes absoliučiai nieko to neturime, turime privataus žmogaus, 2 privačių piliečių, atstovaujančių 2 skirtingas organizacijas, tokia gana drastiška komunikacija, kuri žmonėms sukelia daug nerimo.